vėjo miestas, vėjas ir toks kaip šiandien, tarkim, vėjas, man jisai yra, jisai sunku jame vaikščiot, bet jisai tokia irgi egzotika gaunasi, labai šiaurės vėjas, ne? Aš jiems irgi pasakoju. Ir man norisi, kad jie atvažiuotų čia ne vasarą, o atvažiuotų jau kai lapkritis, ar dar kažkas, ar pavasarį, kad pajustų tą tokį gelinti šaltį ir šitą šiaurės vėją. Ir kad prie jūros, kaip kartais irgi būdavo pasitaikydavo, nueidom, išsitraukia telefoną, fotografuoti jūrą ir šala rankos. Ir paskui jie grįžę pasakoja, ten toks šaltis, ten išsitraukti, ten negali be pirštinių. Ir visiems tokia egzotika, jiems čia yra šiaurė, jiems čia yra vos ne ašigalis kažkoks. Ir aš ir stengiasi pristatyti per tą šiaurietiškos miesto prie jūros, kur yra daug